Iranas sukelia chaosą Persijos įlankoje, paleisdamas raketas ir dronus į Kuveitą ir Bahreiną. Ir šį trečiadienį 2026 m. birželio 3 d. Jungtinių valstijų atsakas buvo greitas, tiesioginis ir stiprus prieš Kašmyro salą esančią Irano teritorijoje. Revoliucinė gvardija bandė paversti regioninį išpuolį galios demonstravimu, taikydamasi į su JAV buvimu susijusias vietovės, darydama spaudimą Persijos įlankos sąjungininkams ir sukeldama sirenų kauksmą vidury nakties. Tačiau šis žingsnis jiems brangiai kainavo. Kuveito, Bahreino ir Jungtinių valstijų gynybos pajėgos ėmėsi veiksmų. Raketos buvo numuštos arba pakeliui nepasiekė taikinio. Dronai buvo numušti virš regioninių vandenų. Vašingtonas atsakė savisaugos smūgiais prieš Irano karinę infrastruktūrą. Ką Iranas norėjo įrodyti, smogdamas Kuveitui ir Bahreinui? Kodėl revoliucinė gvardija pasirinko būtent JAV susijusias bazės? Kai Donaldas Trumpas ir JAV karinė vadovybė reaguos, jei Iranas toliau žais šį žaidimą? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir be užuolankų turinys, apsvarsty galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokių vaizdo įrašų yra kasdien. Ataka prasidėjo, kai revoliucinė gvardija paleido balistinės raketas ir dronus iš Irano į taikinius Persijos įlankoje. Kuveitas paskelbė aliarmą po sprogimų ir oro gynybos sistemų suaktyvinimo. Bahreinas taip pat įjungė sirenas ir paragino gyventojus ieškoti saugių vietų. Politinis tikslas, žinoma, buvo spausti šalis, kuriuose yra Amerikos karinių pajėgų ir parodyti, kad Teheranas vis dar gali kurstyti įtampą. Net ir po savaičių susirėmimų, jūrų blokados ir silpnų paliaubų bandymų. Kuveitas atsidūrė krizės centre, nes jame yra JAV pajėgos ir jis veikia kaip strateginis taškas Persijos įlankos saugumui užtikrinti. Pirmieji pranešimai rodė raketų ir dronų, o oro gynyba bandė perimti grėsmės danguje. Kuveito vyriausybė pranešė, kad sprogimai galėjo būti gynybinio atsako į priešiškus taikinius rezultatas, o gyventojai buvo raginami laikytis saugumo priemonių. Sostinės regionas ir teritorijos šalia jautrių objektų buvo paskelbtos aukščiausio budrumo būsenoje. Bahreinas taip pat buvo paveiktas tą pačią bauginimo logiką. Šalyje įsikūrusi JAV karinio jūrų laivyno 5 flotilė vienas stipriausių Amerikos buvimo Persijos įlankoje simbolių. Revoliucinė gvardija bandė pristatyti operaciją kaip atsakomąjį veiksmą ir teigė, kad taikėsi į su amerikiečiai susijusias karinės struktūras. Tačiau Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pareiškė, kad atakos nepasiekė numatytų tikslų. 3 Bahreiną taikę raketos buvo perimtos amerikiečių, ukrainiečių ir bahreiniečių gynybos sistemų, o kiti paleidimai nepavyko pasiekti Teherano norėto efekto. Amerikiečių atsakas netruko, jis buvo surengtas pietų Irane, netoli Hormūzo sąsiaurio. Centrinis štabas pareiškė, kad surengė savigynos smūgius po Irano puolimo prieš regiono kaimynus ir civilius laivus. Sala yra strategiškai svarbi, nes ji yra teritorijoje susijusioje su jūrų kontrolės, naftos tranzito ir Irano karinio judėjimo kontrole. Vašingtonas šio įvykio nelaikė paprasta žodinė provokacija, jis tai vertino kaip realią agresiją ir atsakė realiais veiksmais. Didžiausias smūgis Iranui buvo ne tik karinis, bet ir pasakojimo prasme. Teheranas bandė paskelbti apie tikslę ir sutelktą operaciją prieš amerikiečių bazes, tačiau amerikiečių versija pateikė kitokį scenarijų. Raketos, kurios subirėjo pakeliui, sėkmingos perėmimo operacijos, numušti dronai ir ne vienas amerikiečių karys nenukentėjo. Revoliucinė gvardija norėjo parodyti jėgą, tačiau galiausiai atskleidė trūkumus, improvizaciją ir desperaciją eskalacijoje, kurią pati padėjo sukurti. Įtampa taip pat pasiekė jūrą. Centrinis štabas pranešė, kad Amerikos pajėgos numušė atakos dronus, paleistus prieš civilinius laivus, plaukiančius regiono vandenyse. Įvykis taip pat įtraukė laivus susijusius su naftos transportavimu. Prieš naują atakų bangą Amerikos pajėgos buvo sulaikiusios laivą su Botsvanos vėliava, kuris plaukė Irano link ir, kaip teigiama, ignoravo pakartotinius Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno įsakymus. Vašingtonui ši veikla yra Irano bandymo apeiti apribojimus ir išlaikyti strateginį srautą dalis, nepaisant jūrų blokados. Teheranui šis sulaikymas tapo pretekstu atsakui, tačiau Irano atsakas smogė būtent Persijos įlankos šalims ir sukėlė grėsmę civiliniai laivybai, o tai dar labiau didina Islamo Respublikos diplomatinę izoliaciją.
Kuveitas ir Bahreinas nebuvo pasirinkti atsitiktinai. Abi šalis yra JAV sukurtos saugumo sistemos regione dalis. Problema Irano režimui yra tas, kad bauginimas galėjo atsisukti prieš juos pačius. Užuot susilpninęs amerikiečių pozicijas, išpuolis sustiprino įsitikinimą, kad būtent Teheranas sabotuoja paliaubas ir kelia grėsmę civilių maršrutams. Centrinis štabas šį veiksmą įvardijo kaip nepateisinamą agresiją paliaubų metu ir grasinimą. Ši frazė yra svarbi, nes ji sudaro politinį pagrindą naujiems atsakams, naujoms sankcijoms, naujai izoliacijai ir didesniam JAV kariniam buvimui Persijos įlankoje. Taip pat paaštrėjo aviacijos krizė. Bahreinas dėl saugumo uždarė oro erdvę, o skrydžiai regione buvo nukreipti kitais maršrutais ir vėlavo. Kuveitas taip pat susidūrė su aviacijos sutrikimais. Buvo pranešta apie padarytą žalą tarptautinio oro uosto teritorijoje ir laikinai sustabdytas operacijas. Tai parodo, kaip suplanuota karinė demonstracija virsta tiesioginiais nuostoliais civiliams, oro linijoms, prekybai ir vyriausybėms, kurios bando išlaikyti bent minimalų veikimą nervų karo sąlygomis. Išpuolis prieš Kuveitą atskleidė dar vieną jautrų aspektą. Regiono oro gynyba yra tikrinama realių laikų. Kiekviena Irano paleista raketa priverčia radarus, perėmimo baterijas ir jungtinius štabus reaguoti per kelias sekundės. Kai dalis sviedinių nepasiekia taikinio arba nukrenta anksčiau, tai parodo Irano techninius apribojimus. Kai kiti yra perimami, tai rodo, kad Jungtinių valstijų ir Persijos įlankos sąjungininkų gynybinis tinklas vis dar veikia. Teheranui politinė kaina yra didelė, nes propaganda kalba apie tikslumą, tačiau Vašingtono pateikti rezultatai rodo nesėkmę. Trumpas įsitraukė į šį scenarijų. Kaip prezidentas jis negali leisti Iranui paversti Persijos įlanko vieta nevaržomam šantažui. Baltieji rūmai žino, kad bet koks silpnumo ženklas Teheranui būtų suprastas kaip leidimas naujoms provokacijoms. Todėl atsakas Keidžane buvo greitas. Tai nebuvo ilga kalba, tai nebuvo tuščias pažadas. Buvo surengta ataka prieš su grėsme susijusią karinę struktūrą. Logika paprasta. Jei revoliucinė gvardija paleidžia laivus prieš sąjungininkus, Jungtinės valstijos smogia režimo kontrolės ir puolimo pajėgumams. Iranas bando pateisinti puolimą, sakydamas, kad sureagavo į amerikiečių veiksmus prieš savo suverenitetą. Tačiau kontekstas yra nepalankus Teheranui. Kiekvienas nesėkmingas išpuolis suteikia dar daugiau pagrindo, kad Jungtinės valstijos išlaikytų blokadą, sustiprintų patruliavimą, išplėstų oro gynybą ir smogtų kariniams objektams. Revoliucinė gvardija gali kelti triukšmą, tačiau triukšmas nėra pergalė. Pergaliai reikia pataikyti į taikinį, pasiekti realų efektą ir kontroliuoti kitą žingsnį. Iki šiol Teheranas paleido raketas nesėkmingai, matė krentančius dronus ir dar gavo atsaką savo teritorijoje. Padėtis Persijos įlankoje dabar pereina į pavojingesnę fazę, nes kiekvienas naujas šūvis gali sukelti naują atakų bangą. Jei Iranas toliau veiks prieš Kuveitą, Bahreiną, Saudo Arabiją, Jungtinius Arabų Emiratus ar civilius laivus, reakcija greičiausiai bus platesnė. Jungtinės valstijos jau aiškiai pasakė, kad gins savo pajėgas, regioninius sąjungininkus ir jūrų kelius. Persijos įlanko šalis taip pat nėra suinteresuotos tapti įkaitėmis revoliucinės gvardijos, bandančios išsaugoti vidinį prestižą, paleidžiant raketas tamsoje. Ataka taip pat daro spaudimą diplomatijai. Kol kai kurie kanalai vis dar kalba apie ugnies nutraukimą ir derybas, karinis laukas rodo kitokią realybę. Nėra jokios stabilios aplinkos, kai viena pusė leidžia raketas į kaimynus ir vėliau sako, kad vis dar rodomas santūrumas. Pasitikėjimas žlunga, kai režimas žada viena, o daro kita. Persijos įlankoje naktis parodė paprastą pamoką. Provokuoti Jungtinės valstijas ir jų sąjungininkus gali atnešti propagandos Teherane, bet taip pat gali sulaukti greito atsako žemėlapyje. Aš esu Milsonas Alvesas, Global, ir mano tikslas yra kasdien suteikti jums patikimos informacijos ir tiesos. Naujienų nuorodos yra aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.